10% skirtusi pataikymas, tai išties labai retas atvejis. Čia Dominikui Grynui prametus iš vidutinio nuotolio Kauno Žalgiris sukuria galimybę į Brazdeikiui. Epizodai iš pirmosios rungtynių pusės. Keičiasi perdavimai su Edgaru Ulanovu, Dovydas Giedraitis ir Arnaldo Toro lieka prieš Dovydą Giedraitį. Žaidimas 1-1 po išsikeitimo. Giedraitis apibėga puortarkietį ir pelno taškus. Lukas pelnė 12 taškų, 6 taškus pridėjo Arnas But atakuoti iš toli. Birutis prieš Toro. 1-1 bandys apsikeisti puortarkietis. Bandymas yra nesėkmingas. Laurynas Birutis. FLKL parduotuvėje galite atnaujinti savo garderobą. Šiame sezone labai aktyviai eina būtent ant antrųjų šansų žalgiriečiai. Čia pick and popas ir Ulanovo 3 taškai. Emocijas šildo abiejų komandų taiklus metimas. Būtent gerai, kad paminėjai šią savaitę, kadangi bent jau BetSafe LKL čempionate jo pataikymas buvo 9% iki šio mačo. Čia Žalgirio perimtas kamuolys. Čia Žalgirio 2-2 su Breini Meneku. Lekavičius eina į baudos aikštelę, jo pirminis metimas. Svečiai iš Utenos. Grynas pameta kamuolį Deivido Sirvydžio. Ulanovas Sirvydžiui. Ir agresyviai ir toliau rungtyniauja Deividas Sirvydis. Naudai ir Vytautas Pusas prašo savo pirmosios vandens pertraukėlės šio vakaro. Utenos komanda rinko taškus. Klysta Edgaras Ulanovas, Justinas Ramanauskas metas į greitą puolimą. Suranda kamuolys Sederevičių, bet galiausiai jis krenta Sederevičių iš rankų. 4 taškai skiria komandas. Žalgiris vėl žaidžia mažų penketų su Breini Meneku vidurio puolėjo poziciją. Lekavičius po driblingo iš toli. 3 taškai. Nusistumia Meneką. Ir Utenos komanda atsilieka vos 5 taškų skirtumų. Lekavičius vėl laisvas. Dar 3 taškai iš Luko Lekavičius. Už ką yra žinomas geriausiai. Čia jo rezultatyvus perdavimas. Na, kitoje aikštelės pusėje perimtas. Ir vėl į žaidėjų gražinamas kamuolys. Apibėga Lekavičius Beliauską, nusimeta perdavimą Butkevičiui. Ir šis tiesiog negali nepataikyti šią savaitę. Dvikovoje Lekavičius į kampą. Butkevičius į krepšį. Beliauskas jo 2-2 su Toro. Toro lieka prieš Luką Lekavičių. Dvigubą gynybą. Lekavičius praleidžia. Ir būtent tie tritaškiai, ypač laisvi tritaškiai, buvo didžiausia Utenos Uniclub bet Juventus komandos problema. Čia Juzėnas ir kaip užbaigė pirmąją rungtynių dalį, taip atidaro ir antrąją. Kol kas keitimo nėra. Taip, ir kol kas labai silpnos Torpo rungtynės, -3 naudingumo balai. Edgaras Ulanovas norėtų ir kaip trečiąjį ketvirtį pradėjo jo auklėtiniai. Tai galbūt Žalgiryje matysime dar vieną gerą žaidėją vos po kelių metų. Ir Ručios 2 taškai su Arnaldo Toro pražanga. Čia Žalgirio ataka, Lekavičius 2-2 su Biručiu. Juzėnas prieš Gryną, šokęs atgal, 3 taškai, Mantas Juzėnas. Ir tikrai labai smagu stebėti 7. Sekmadienį poilsio. Sirvydis, kiek per žemas buvo Breini Meneko perdavimas, bet Sirvydis suranda Meneką baudos aikštelė ir Breini Menekas visai kaip vidurio puolėjas. Verčia 2 taškus. Jo pirmieji taškai vilkint raudonai baltą uteniškių aprangą. Sunkus metimas. Eidamas į kairę meta dešinę ranką. Čia pick and popas. Breini Menekas iš toli. Daro tai, ką daro geriausiai. Šiandien tikrai netokios rungtynės turbūt kokių tikėjosi Liemas O'Reilly. Prieš tai ir lanko. Kokia Žalgirio ataka. Kilinukė Krekenovos, kai norisi mėsos Arnas. Kai likus 2 sekundėm iki rungtynių pabaigos, pergalingą tritaškį smėgė Vaidas Kariniauskas. 90-87. Ir tai yra visos ir įdėti plakatai Kaune. Čia jis. Čia Lekavičius, jo 2-2 su Biručiu. Atakuoja į Toro, pagalba ateina, puikus perdavimas Brazdeikiui ir 2 jo taškai po kirtimo. Lekavičius po driblingo. Lukas Lekavičius. Paskutinę minutę Žalgirio arenoje. Žiūrovai kyla iš savo vietų ir švenčia Manto Juzėno